Kėdainių miesto stadione vyko pirmasis šiemet futbolo turnyras Klubo Nevėžis taurei laimėti, kuriame susirungė 4 1995–96 metais gimusių jaunuolių komandos. Turnyro organizatorius futbolo klubo Nevėžis vadovas Saulius Kibiniauskas minėjo, kad šios varžybos bus geras pasiruošimas naujajam pavasario sezonui. Vykdome turnyrą 2 dienų, Nevėžio taurė vadinasi. Iš Lietuvos dalyvauja Kėdainių Nevėžio klubo 95–96 metų žaidėjai, paskui dalyvauja Šiaulių futbolo akademija ir dalyvauja Mažeikių sporto mokyklos komanda. Ir turim svečius, kaip minėjau, iš Latvijos, tai Olainė klubas vadinasi, atvykę iš Latvijos. Žiemą varžybų nevyksta, tai va toksai pasirengimo sezonui, pavasario turnyras, gal šiek tiek oro sąlygos nėra pačios idealiausios, bet iš tikrųjų ir nėra labai šalta, taip kad tokiam parengiamajam etape 2 dienų turnyras, tai skaitom, kad labai yra neblogai pažaisti, patobulinti savo meistriškumą. Pernai šita komanda tikrai neblogai pasirodė. Kauno apskrityje šiai dienai yra tokia padėtis unikali, kad nebuvo nei aukščiausių, nei pirmoji lygų komandų. Tai tikrai gan pajėgi buvo to Kauno apskrities pirmenybės tos, ten daug gerų žaidėjų žaidė įvairiose komandose. Tai iš Kėdainių jaunimo rinktinė Nevėžis 2 komanda liko 5 vietoje iš 11 komandų, bet iš tikrųjų tai tik 1 taškas nuo 2 vietos skiria. Taip kad skaitom, kad tikrai, nors ten ir neakcentuojam tos užimtos vietos, ten mums svarbiausia, kad jaunimas žaistų, grūdintųsi, pratintųsi, kaip sakoma, pereiti prie Nevėžio vyrų komandos, bet tikrai neblogi rezultatai buvo praeitais metais. Pirmąją vietą iškovoję 2 pergalės ir su Mažeikiais sužaidę lygiosiomis užsitikrino Šiaulių futbolo akademijos auklėtiniai. Antri liko Mažeikių sporto mokyklos jaunuoliai, o treti kėdainiečiai rezultatu 1–3 įveikę Latvių klubą Olainę. Geriausių žaidėjų Nevėžio komandoje išrinktas Evaldas Petrėnas. Rezultatyviausias turnyro žaidėjas Mažeikių sporto mokyklos sportininkas Gediminas Strikys, pelnęs net 4 įvarčius. Šiaulių futbolo akademijos treneris Renatas Vestartas akcentavo, kad geri rezultatai pasiekiami griežta atranka ir kasdieniu darbu. Šiauliuose turim norinčių sportuoti futbolą tiek, kad nelabai sutalpinam, nes turim tik 1 aikštę dirbtinę, žiemą ypač mums sunku, nes salės ir patys neturim noro didelio žaisti ir nenori labai įsileisti futbolą, turbūt kaip ir visur. Bet sniegą kasam, ištisus metus praktiškai treniruomės lauke, bet sakau, vaikų galėtumėm priimti žymiai daugiau negu turim aikščių. Iš vis komanda, sakyčiau, sudaryta iš 6 metų gimimo žaidėjų, yra tai 5 95 metų, tai ir atvažiavome šį turnyrą kaip repeticija prieš sezoną. Žaidžiam, kad išmėginti kažkokius tai derinius aikštėje, užduotis kažkokias tai išpildyti aikštėje, tai rezultatą labai nežiūrėsim. Aš sakyčiau, rezultatus galima įvertinti taip, kiek šiauliečių žaidžia pagrindiniai miesto komandai, o tai yra dabar šiais metais daugiau nei 50% yra šiauliečių. Komanda, aišku, jauna, gal rezultatų nebus didelių, bet manom, kad pagrindinis yra rezultatas ir akademijos mūsų yra tai, kad kuo daugiau šiauliečių pasiektų tą lygį, kad galėtų profesionaliai žaisti.